Sveiki visi, su jumis vėl pasyvių pajamų fanas ir šiandien pakalbėsiu apie savo finansinę pagalvę, kaip ją įdarbinu ir kur įdarbinu. Tai pirmiausia, pasinaudodamas progą, paprašysiu paspausti patinka, užprenumeruoti kanalą, kas to nedarot, tai man bus didelis palaikymas iš jūsų pusės, dėkui jums už tai, o dabar tada iš karto šokam į temą ir pakalbėkim apie finansinę pagalvę. Tai gal tada pirmiausia eikim į Trade Republic ir kaip matom, čia turim mano didžiąją dalį finansinės pagalvės. Tai dabar visi suprantam, kad finansinė pagalvė yra reikalinga ir reikalinga tam, kad jeigu kas nors nutiktų netikėtai gyvenime, kad mums nereiktų skolintis pinigų dideliam palūkanom, ar tai tiesiog skolintis iš draugų, pažįstamų ir turėti nemalonę situaciją, ar tarkim tiesiog mes jeigu investuojam, turim investicijų, nereikėtų mums staigiai pardavinėti savo investicijas, jeigu jos yra žemumose ir kad mes nepatirtumėm nuostolio. Tai dėl to tikriausiai visi suprantat, kad finansinė pagalbė reikalinga. Dabar kokio dydžio jin reikalinga, tai čia kiekvienam individualiai pagal situaciją. Jeigu jūs esat vienas asmuo, neturit šeimos, turit stabilų darbą, gali užtekti ir 3 mėnesių jūsų atlyginimo. Jeigu, tarkim, esat šeima, turit abu stabilius darbus, turit, tarkim, gal ir vaikų, bet turit papildomų dar investicijų krepšelį, gal užteks ir pusę metų, o gal reiktų ir daugiau. Tai čia kiekvienam individualiai. Mes asmeniškai turim 6,000 eurų vertės pagalvę, ją laikom indėliuose. Dabar, kaip matot, 4,000 eurų yra Trade Republic programėliai, tai aišku, aš dabar truputį išleidau, tai teks atidėti atgal. Tai dėl ko dabar, koks pliusas pasakysiu dėl Trade Republic, tai kaip žinot, laikant pinigus, čia galima gauti šiuo metu 3,25 metinių palūkanų, kurios išmokamos kiekvieną mėnesį. Tai tie pinigai nėra užrakinti, kaip kokiam nors, tarkim, indėlį banke, tai yra lanksti sąskaita, galima bet kada išimti, tai jau vienas pliusas. Sekantis pliusas, kas žinot, tai aš viską perku su šitą kortelę, nes gaunamas yra už kiekvieną eurą išleistas 1% cashbacko, tai išleidžiant su ta kortelė pinigus dar papildomai gaunu cashbacko, tai už tos pinigus automatiškai nuperka programėlę kiekvieną mėnesį mano pasirinktos akcijos, tai nemoka pinigai visą laiką gerai, kodėl to nepasinaudojus. O tai čia antras pliusas būtų, o trečias pliusas, tai irgi aš laikau šitoj programėlėj pinigus, visada žinau, kad šitoj kortelėj bus pinigų, galiu eiti drąsiai parduotuvę, pirkti kažkokius pirkinius ar piltis kūrą važiuojant, tarkim, autostradoj ir nereikės man staigiai persivesti ir išleidęs juos, grįžęs namo, aš juos atgal pervedu iš sąskaitos savo banko ir atsidedu. Tai kaip ir matote ir dabar, truputį išleidau, tai vėliau paimsiu tą sumą ir atidėsiu, kad būtų tie patys 4,000 eurų. Tai va, tai didžioji finansinės pagalbės dalis yra čia, sekantis 1,000 yra Revolute. Dabar Revolutas turi normalų indėlį, kuris yra draudžiama 100,000 draudimu. Beje, šitoj Trade Republic kortelė irgi yra 100,000 eurų draudimas jūsų pinigams, tai irgi saugus variantas. Kas liečia Revolutą, tai prieš tai buvo pinigų fondai, tokie vadinami, kurie mokėjo palūkanas, bet su jais daug žmonių girdėjau, turi problemų deklaruojant už praeitus metus. Aš pats asmeniškai prieš tai irgi naudojau tuos vadinamus Revoluto pinigų fondus, bet dabar atsiradus paprastam indėliui, naudojusi tiesiog indėliu. Tai va, ten yra 1,000 eurų ir likusi 1,000 eurų aš nusprendžiau įdarbinti į Bitcoiną. Taip, išgirdo teisingai, einam į Nexo platformą, parodysiu. Čia turiu nupirkęs už 1,000 eurų Bitcoiną. Dabar kodėl aš taip nusprendžiau? Tai aš manau, kad čia tik tais mano subjektyvi nuomonė, kad 10-15% jūsų pagalbės vertės tikrai verta įdarbinti kažkokį tai rizikingesnį turtą, kuris neša daug didesnės palūkanas, nei jūs gautumėte iš indėlio. Tai aš savo atveju darbinu Bitcoiną, nes kaip žinot, kas mane seka, tai aš kuo toliau to tampu Bitcoin maksimalistų ir tikrai tikiu, kad Bitcoinas man atneš daug didesnę grąžą ateityje, aš gaučiau iš indėlių ir taip aš auginsiu tą savo pagalvę. Gal netgi ta suma mažai darbinta man padės tą pagalvę su laiku padvigubinti.
Tai toks būtų mano pastebėjimas. Dabar kokie pliusai šitos programėlės? Tai, kaip žinot, aš per ją perku bitkoiną, perku kiekvieną dieną, galim pasižiūrėti savaitės grafiką. Kaip matot, perku aukštumuose, perku žemumuose, taip gaunu geriausią kainą susividurkinimą, pirkimai visiškai nemokami, tai man tai labai patogu. Sukaupęs didesnės sumas tiesiog išvedu iš šitos skaitiklos pinigus į savo šaltą piniginę, kad būtų saugu. Turiu, kadangi ir, kaip matom, Bitcoino ir Nexo tokenų. Prieš tai, kas sekėt, rodžiau savo portfelį augimo, tai turėjau Solanus nupirkęs, bet visgi dėl to pakilus Solanai pasinaudojau progą, nes Bitcoinas buvo šiek tiek pakritęs ir vis dėlto atgal iškeičiau į Bitcoiną. Kuo toliau, tuo labiau matau, kad aš negaliu laikyti kitų kriptovaliutų, toleruoju tik Bitcoiną ir kitas man nelabai, kaip ir sakyti, aš jų ir vertinu, tiesą pasakius, nematau iš jų labai didelės naudos. Tai va, tai turiu be abejo čia Nexo šiek tiek nupirkęs tokenų, šitą programėlę naudojuosi jau porą metų, tai pirkau už 500 €, dabar matom, yra pool marketas, esu turiu dar plus ir kapitalo prieaugį, plus koks pliusas, esu platininis narys ir už tai gaunu geresnius procentus už laikomus pinigus, už laikomus kriptovaliutas čia. Mano bitkoinas uždirba 4% metinių palūkanų, kurios išmokamos kiekvieną dieną. Tai ką tai reiškia? Tai jeigu išmokama kiekvieną dieną, tai yra dar daugiau, nes tas dalykas compoundinasi, susideda tas sniego gniūžtės efektas gaunasi ir tai gaunasi daugiau nei 4% metinių. Tai va, tai tikrai superiniai procentai kaip už kriptovaliutas, plus tai yra lankstu, neužrakinta, aš galiu bet kada išimti. Turiu tą pačią pagalvę laikomą bitkoino pavydalu, dalį jos. Manau, laukia potencialus augimas ateityje, taip aš ją padidinsiu, tą pagalvę. Plus, kas dar yra įdomus dalykas, tai šita platforma teikia kripto paskolas, jūs galite patys iš savęs pasiskolinti. Tai esu padaręs video kanale, kaip skolinausi didelės sumas pats iš savęs, rodžiau, kaip tą galima padaryti, kaip galima tuo pasinaudoti, ypač bear marketo metu ir uždirbti nemažai pinigų, nemokamų, kas šiais laikais labai reta. Tai galite pasižiūrėti, panalizuoti praeitą video, ten esu daug ką papasakojęs. Ateityje gal sukursiu atnaujinimą, nes turiu minty naują eksperimentą išbandyti. Tai viskas ateityje, prenumeruokit, sekit kanalą, taip sužinosit viską pirmieji. Tai va, o kas liečia pagalvę, tai šiuo metu, kaip ir minėjau, 6000, 1000 derbintas į bitkoiną. Visose platformose pinigai padėti uždirba palūkanas, bet ką norėčiau pastebėti, tai daug kas žmonių, aš pakalbu su savo pažįstamais, su savo kolegom, tai aš klausiu, ar jie investuoja, jie sako, kad taip, aš investuoju, aš turiu indėlį pasidėjęs banke. Tai aš jiem paaiškinu, kad indėlis tai nėra investavimas, nes maži procentai jums neaugina jūsų kapitalo, jums tik tais padeda apsaugoti pinigus nuo nuvertės. Tai ką jūs gaunat, tai jūs gaunat tik pinigų vertės išsaugojimą. Tai tą reikėtų atskirti. Pinigų vertės išsaugojimas nuo investavimo yra skirtingi dalykai. Asmeniškai manau, kad viskas aukščiau, kas 6% jau yra investavimas. Čia tik mano nuomonė. Nes infliacija yra apie 3%, bet tikroji infliacija, aš manau, yra didesnė realioji. Tai viskas, kas 5, tarkim 6% aukščiau yra jau investavimas. Tai čia tik mano nuomonė. Parašykite komentarą, ką jūs manot, kaip jūs galvojat. Ką dar noriu paminėti, nenoriu nieko reklamuoti, bet jeigu jūs, tarkim, norite išbandyti Nexo platformą, norite čia irgi pirkti bitkoiną nemokamai, tą patį pasidėti, laikyti, įdarbinti kriptovaliutas ar pasimti paskolą, užstačius savo kriptovaliutas, galite pasinaudoti mano nuorodos kodu, jis yra video aprašyme, tai dar prisiregistravę gausit berods 50 € vertės bitkoino, jei neklystu. Tai gausit tiek jūs, tiek aš, tai bus, kaip sakant, win-win situacija. Tikrai neverčiu, tikrai nieko nesiūlau, tiesiog toks pastebėjimas, jeigu gautų kažkokios naudingos informacijos ir bandysit atsidaryti, tai tiesiog kodėl nepasinaudoti progą. Lygiai tas pats yra su Trade Republic programėlė brokerio, lygiai taip pat turiu palikęs nuorodą, pasinaudokit, gausit 10 € vertės kažkokią tai akciją. Va, tiesą parodysiu, nesenai žiūrovas pasinaudojo, tai tiek jis, tiek aš gavom po 10 € vertės akciją. Aš gavau Apple, kaip rodo. Įdomu, gal tas žmogus, kuris pasinaudojo, žiūri video, parašys, kokią jis akciją gavo. Tai labai įdomu. Toliau, manau, šiam video būtų tiek. Parodžiau, pakalbėjom apie
finansinę pagalbę, kaip aš ją įdarbinu, kaip aš ją matau, ateityje tikriausiai krentant palūkanų normom centrinio banko mažinant, tai brokeriuose taip pat mažės tos palūkanų normos, tai tikriausiai gal išvesiu į lanksčius indėlius savo banke, gal nelaikysiu visų pinigų Trade Republic, kaip dabar 4000, gal paliksiu 1000, kaip seniau laikydavau, kad tiesiog turėti tų pinigų, kaip minėjau, kad atsiskaitant su kortelė visą laiką jų būtų. Galite parašyti, ką jūs darot su savo finansinė pagalbė, kur jūs ją laikot. Tai labai smagu sulaukti komentaro. Šiam video būtų tiek. Likit sveiki ir iki kitų kartų.